Ar kada nors susimąstėte, kad pasaulis, kurį matote, nėra objektyvi realybė, o tik jūsų paties proto atspindys? Kai Buda sakė, kad pasaulis tai tik protas sukurtas mūsų pačius sąmonės, jis turėjo omenyje du esminius dalykus. Pirma, pasaulis, kuriame gyvename, yra sukurtas karmos, o ne kūrėjo Dievo. Antra, jis norėjo, kad suprastume, mūsų protas tai yra pagrindinis veiksnys, tai įrankis formuojantis realybę, o skausmingas pasaulis kyla daugiausiai iš mūsų pačių neišmanimų, tai yra iš mūsų klaidingo suvokimo, emocijų ir įsitikinimų. Tai filtras, per kurį mes matome realybę. Tai reiškia, kad mūsų pačių protas, jo neišmanimas, baimės ir prisirišimai formuoja mūsų patirtį. Bet jei tai suprasime, turėsime galią keisti savo pasaulį, tuo pačiu ir finansinį. Pamenu, kai pirmą kartą išgirdau apie tai iš Geshe Michael Roach, būtent tada man ir atėjo supratimas, kad kiti žmonės, ypač tie, kurie turi sunkumų, tai aš pati. Ir jei tai tiesa, kad padėdama kitiems aš iš tikrųjų padedu savo, tuomet tai reiškia, kad privalome kuo dažniau padėti aplinkiniams šiame gyvenime. Nes nuo to priklauso ne tik jų gerovė, bet ir mūsų pačių gerovė bei mūsų likimą. Jei pasaulis iš tiesų kyla iš mūsų pačių proto, tuomet gal dabar suprasite, kodėl kviečiu jūs keisti ne išorę, o savo vidų. Ir dabar klausimas jums. Ar esate patyrę situacijų, kai jūsų suvokimas pakeitė realybę aplink jūs?